Dega. Šiuo vienu žodžiu galėčiau apibūdinti tiek Albertos Saukaitytės veiklą, tiek ją pačią. Ji dega molį, o tuo pačiu iš laimės ir meilės veiklai dega ir jos akis. Tačiau viskas tikrai nebuvo taip lengva, kaip ir nėra lengva nulipdyti idealų puodelį rytiniai kavai. Metus laiko ji molio lipdymo edukacijas organizavo tik draugams, kad atsidarius studiją viskas būtų patepta į sviestų. Ir tada visus planus aukštyn kojomis apvertė karantinas. Tačiau dėl jos užsispyrimo ir ryžto daryti tai, ką sako širdis, išsivystė unikali idėja, kokios Lietuvoje tuo metu ko gero dar nebuvo. Jos aistra, užgimusi virtuvėje, išsivystė iki sėkmingo verslo pavadinimu Molinė virtuvė. Apie tai ši mažoji PIN rubrika Aš jau pradėjau iš naujo. Apie tai, kad ir ką mes norime pradėti, vienas iš svarbiausių dalykų yra degti tuo, ką darai. Nesvarbu, kiek kartų nusvilsi, kiek kartų nepavyks, anksčiau ir vėliau ateis laikas, kai tau pasiseks. Alberta geriausias to pavyzdys, kiekvienam nedrįstančiam žengti to mažo pirmo žingsnio svajonės link. Beje, jei savo istoriją, kaip pradėjai iš naujo, norėtum įkvėpti ir kitus, kviečiu parašyti laidos redaktoriui Juditai adresu judita@išnaujo.lt. Pakviesim tave į savo studiją, kurioje tavo istoriją mielai išgirsiu ne tik aš, bet ir įkvėpimo ir padrąsinimo ieškanti bendruomenė. Prieš leidžiantis į pokalbį noriu padėkoti laidos draugams Mano Sofa už jaukius, minkštus, kokybiškus ir stilingus foteliukus meškučius. Kristina ir Giedrius Birgeliai įkūrė minkštųjų baldų šeimos verslą tam, kad lietuviams pasiūlytų tikrai gerą, kokybišką produkciją, kuri prastai išvežama iš Lietuvos į Skandinavijos šalis. Daugiau informacijos apie juos manosofa.lt arba Instagrame @manosofa. Labas, Alberta. Labas, Aurimai. Labai dekantrauju aš išgirsti tavo Aš jau PIN istoriją, bet įdomu prieš tai būtų išgirsti, ką tu veikei ir kaip tavo gyvenimas atrodė iki tavo naujos pradžios, apie kurią papasakosi. Tikriausiai reikėtų pradėti nuo 12 klasės. Tai buvo etapas, kada aiškiai suvokiau ir supratau, kad mano pašaukimas yra būti dailės mokytoja. 12 klasėje. 12 klasėje, taip. Būtent 12 klasėje, kuomet man teko stebėti savo dailės mokytoją, kada jinai veda pamokas mažesniesiems. Ir aš matydama tą meilę, kaip jinai pasako, kaip jinai rodo kitiems vaikams ir kaip tie vaikai susižavėję žiūri ją, tiesiog susimašiau, kad tai būtų tikriausiai vienas iš tų darbų, kuriuos norėčiau kada nors ir pati dirbti. Ir man sėkmingai pavyko įstoti į bakalauro studijas, kaip ir eiti tuo žingsneliu į priekį, tapti mokytoją vieną dieną. Bet aš visą laiką žinojau, kad bakalaurų niekas neužsibaigs ir aš neįsiu dar dirbti mokytoją, nes kiek tėvai ragino, tiek pati norėjau toliau tęsti studijas, nes dar jaučiausi nepakankamai tvirtai, galbūt ta mokytoja, kuri galėtų žengti į klasę, visiškai savimi pasitikėti ir duoti maksimaliai žinias, kokias turiu vaikams. Ir iš tikrųjų nusprendžiau studijuoti magistrą. Bet magistro studijas rinkausi šalia esančią profesiją, kuri tarsi ir būtų šalia tos dailės mokytojos, kad papildytų. Ir iš tikrųjų turėjau svajonę kada nors įstoti į dailės akademiją ir norėjau kurti daiktus, būti daiktų dizainerė. Bet kadangi taip gavosi, kad į magistrą iš karto įstoti nebūtų pavykę, reikėtų visus metus pasivyti, žodžiu, programom išmokti dirbti ir panašiai. Ir tiek dėstytojai, tiek tuo metu dailės akademijoje buvęs daiktų dizaino katedros vedėjas rekomendavo pabandyti stoti į taikomąją keramiką. Taip ir gavosi, kad aš pabandžiau, ir galvoju, planas B, jeigu ką, galėsi tada griebti tuos išlyginamosius metus ir tada jau stoti į tą daiktų dizainą. Ir taip gavosi, kad įstojau į VDA ir taikomąją keramiką ir turėjau 2 metus pasivyti bakalaurą, tai yra visas technologinės žinias išmokti ir pritaikyti savo kūryboje, nes magistras nepaslaptis, kad stojant į kūrybinės, žodžiu, studijas, daugiau jau tampi kaip menininkas, kaip kūrėjas. Tų paskaitų yra kur kas mažiau negu bakalaurė ir jau turi aiškiai žinoti viziją, kokį projektą norėtum vystyti magistrą. Ir aš tuo metu turėjau viziją, kad galbūt sukursiu vadovėlį mokyklai, būtent vaikams, kurie nori pradėti lipdyti. Ir kažkaip prisimenu, stojant, pristatinėjau tas idėjas ir pati dar nebuvau visiškai užtikrinta, bet galvoju, reikia pabandyti įstoti, nes tas stojamasis biškai buvo kitoks negu bakalaurė. Ir taip gausi, kad man pavyko sėkmingai įstoti ir tie 2
pirmi tie magistro metai buvo tas gyvenimo etapas, kada tikriausiai užaugo daugiausiai per savo gyvenimą tuo metu. Dėl to, kad iš tikrųjų dėjau maksimaliai visas pastangas, kad nuo ryto iki vakaro galėčiau pasisemti kiek įmanoma daugiau žinių, nes pati specialybė, jinai buvo be galo įdomi ir tokia specialybė, kurios galima mokytis visą gyvenimą. Tiek technologiškai, tiek kūrybiškai ir ją pritaikyti galima įvairiausiais formatais. Ir vien tas pamatymas, kiek daug yra galimybių ir ieškojimas savęs kaip kūrėjos, mane privedė prie to, kad iš tikrųjų be galo įsimylėjau tą sferą. Ir dar taip pat tarpe to studijavimo turėjau galimybę iškeliauti į Ameriką su Work and Travel programa, ten padirbti, pakeliauti ir susigundžiau iš tikrųjų atlikti Amerikoje praktiką lituanistinėje mokykloje kaip lietuvių kalbos mokytoja, kad ir kaip keistai skambėtų, iš dalies mokytojas tapti lietuvių kalbos mokytoja. Tai žodžiu, taip gausi, kad aš pusę metų gavau praktiką prie Vašingtono, tokioje mokyklėlėje, kurioje vykdavo pamokos tik šeštadieniais. Ir aš gyvenau amerikiečio ir lietuvės šeimoje, dirbau auklę ir šeštadienis dar dirbdavau mokykloje. Tai tas pusmetis taip pat užaugino labai daug. Tiek ta prasme, kad pasitikrinau save mokytojos kailyje ir pasižiūrėjau, kiek man ta profesija tinka ir kiek daug iš tikrųjų ten yra iššūkių. Ir tiek ta prasme pabūti mamos rolėje, pažiūrėti, kaip auga vaikai ir šiek tiek pamatyti kitą pusę, kaip iš tikrųjų tėvams sekasi auginti vaikus. Ir iš tikrųjų grįžusi jau po tos praktikos ir po tų visų kelionių į Lietuvą, aš aiškiai žinojau, kad noriu dirbti didelėje gimnazijoje, švęsti visas mokytojų dienas, visas šventes, kaip įprasta mokykloje, kad ir kaip būtų keista, nes dažniausiai mokiniai visi nekenčia mokyklos ir galvoja, kad niekada gyvenime ten nesugrįž. Man buvo atvirkščiai, aš sugrįžau ir vis dar iki pačios dienos švenčiu tą rugsėjo 1 ir einu su šypsena į darbą, žodžiu, dirbti. Tai iš tikrųjų ta profesija, kur be galo didelę aistrą jaučiu iki pačios dienos. Bet kas įvyko, tai kad metus padirbusi mokykloje ir tuo metu dar būrelyje, aš dirbau be galo daug ir turėdavau labai mažai laisvo laiko. Ir kadangi esu visiškai pamišusi dėl kalėdų, jau dabar skaičiuoju dienas, kiek liko iki kalėdų, tai iš tikrųjų puoliau galvoti, ką tokio ypatingo padovanoti savo artimiesiems. Ir pradėjau lipdyti tiesiog savo nuomojamo buto virtuvėje. Tai gausi taip, kad tuo metu nuomojausi butą su drauge ir kadangi buvom Fabijoniškis, tai ta virtuvėlė buvo labai labai maža, kur vos 2 žmonės galėdavo apsisukti joje. Tai žodžiu, aš ten visą tą molį, glazūras, viską išsidėdavau ant to stalo ir lipdydavau tas dovanas, žodžiu, kalėdoms ir jau pradėjau lipdyti, kiek pamenu, spalio mėnesį. Taip ir gausi, kad draugai pradėjo man rašyti, klausti, kur aš dingus, kodėl su manim taip sudėtinga susitikti. Ir aš jiems puoliau teisintis, kad, žodžiu, daug dirbu, kad pradėjau namuose lipdyti, ruošiausi kalėdoms. Ir tada sakau, bet jeigu jūs tikrai norit pasimatyti ir tikrai bendrauti, man ir pačiagi buvo faina su draugais susitikti, tai sakau, ateikit pas mane į virtuvę. Tiesiog pamatysit, kaip lipdau, pagersim arbatos, pabendrausim. Ir mano nuostabai tie draugai toje virtuvėje iš to smalsumo kaip vaikai sako, duok man gabaliuką pabandyti. Ir tiesiog jie pradėjo lipdyti, prisimenu, prikalbinom vieną draugę, kuri visiškai net gyvenimą gal nėra lietus molio ir lipdžiusi. Jai puikiai pavyko puodelį pasigaminti ir jį vis dar iki šios dienos naudoja. Da, ta pati mano bučiokė vadinama, jinai taip pat irgi norėjo pabandyti, nors tuo metu dirbo odontologė ir jai atrodo toks kruopštus darbas, lipdyti molių buvo visiškai kita sfera, bet jai irgi puikiai pavyko lipdyti ir kažkaip tas vienas draugas po kito ateidavo, palipdydavo, pabandydavo, aš jiems daugiau papasakodavau. Ir vieną dieną geriausia draugė man uždavė lemtingą klausimą, kuris man nedavė ramybės ir neleido užmigti. Tai tuo metu jinai jau seniai turėjo savo veiklą, jinai kūrė websaitus, kūrė brandingus visokiausiam verslam. Ir ji pamatė perspektyvą, kad vieną dieną galbūt aš galėčiau tą studiją įrengti pati. Ir jinai užklausė mane, sako, ar nenorėtum tu turėti kada nors savo keramikos studijos? Ir aš tokia užsiėmiau, aš galvoju, sakau, neįmanoma, aš net nežinočiau, nuo ko pradėti. Toks visiškas pasimetimas buvo, kur atrodo neįmanoma. Aš tokia paprasta mergaitė, atvažiavusi iš Marijampolės, dideliam mieste, dirbu paprasta dailės mokytoja.
dirbu per 2 darbus ir galvoju dar kurti kažkokį savo verslą, pradėti kažkokią keramikos studiją ir aš puikiai dabar suprantu tos žmonės, kurie yra toje stadijoje kaip pasimetę ir nežinau, nuo ko pradėti. Ir aš prisimenu tą momentą kaip dabar, kad aš tą vakarą susitvarkius tą virtuvę, nuėjau atsigulti ir aš negalėjau užmigti. Negalėjau, tiesiog. Pas mane mintyse pradėjo virti, žodžiu, strategijos, kaip aš čia, žodžiu, pirksiu daiktus, kaip aš čia tą studiją kūrinėsiu ir panašiai. Ir aš tuo metu buvau be galo naivi mergina ir dabar esu vis dar naivi. Ir aš galvoju, kad jeigu ne tas naivumas ir jeigu ne tas noras imti ir pradėti, aš man atrodo niekada nebūčiau pradėjusi. Tai, žodžiu, dirbo mokytoja kokius metus ir kiek galėdama kiekvieną mėnesį po 50 eurų, gal po 100 eurų, kad ir po 20 eurų. Aš kažkiek nusipirkdavau vis kažkokių daugiau priemonių, pabandyti, išbandyti, pasikeičiau porą draugų, pabandyti dar į virtuvę, pasižiūrėti, kiek žmogus normaliai išlipdo trukmės ir panašiai. Ir tada prisimenu, buvo draugas, kuris vos ne kas savaitę teidavo lipdyti, nes jis taip užsikabino ir jam taip patiko. Ir mes, žodžiu, lipdom toje virtuvėje ir sakau, žinai, aš galvoju, kad vieną dieną kada nors atsiras ta keramikos studija, bet man atrodo pats svarbiausias tuo metu buvęs dalykas, tai sugalvoti tokį catchy pavadinimą. Ne galvoti apie strategiją, kaip viskas įvyks, bet pirmiausia pavadinimą sugalvoti. Ir žodžiu, jisai sako, žinai, aš sako, tau padėsiu. Ir jisai taip susimastė kokias geras 5 ar 15 minučių ir sako, žinai, apsidarė apie tą virtuvę, pamatė, kiek ten mes iš tikrųjų neplaudom rankų, viską apčiupinėdavom, visus daiktus, tai ta virtuvė realiai molio gabalų pavirtus buvo, daug dulkių buvo, daug purvo. Ir jisai sako, žinai, aš kiekvieną kartą, kai pas tave ateinu, jaučiuosi kaip spa, bet čia daug molio. Tai gali būti molio spa, kaip pavadinimas, vienas iš variantų. Bet tada sakau, bet ne, kažkaip, ne iki gal, dar kažko trūksta. Ir jisai dar šiek tiek pagalvojo, sako, palauk, aš tikrai sugalvosiu. Ir dar iki pačios dienos turiu lapelį, kur surašiau tas idėjas ir vis dar saugau tą lapelį ir jisai sugalvojo molinį virtuvę. Aš taip galvoju, visiškai į 10 pataikęs dalykas dėl to, kad aš su draugais būtent rinkdavosi virtuviai. Viskas prasidėjo nuo virtuvės. Ir tai, kad aplink visi daiktai būdavo išmoliuoti, kad visur buvo pilna molio, visur buvo pilna dulkių, kuriuos paskui vėl kiekvieną kartą reikia tvarkytis. Ir man atrodė, kad tuo metu yra pats geriausias pavadinimas, nes jis geriausiai iliustruoja tą mano veiklą. Ir aš patikrinau tuo metu, ar nėra molinės virtuvės, nes tuo metu tikrai buvo nemažai tų keramikos studijų. Ir iš tikrųjų nebuvo. Ir aš labai apsidžiaugiau ir galvoju, viskas, jau galiu pradėti. Nežinau pavadinimą ir dabar koks mano kitas žingsnis. Ir gyvenime taip susidėliojo, kad tėvai pradėjo spardyti mano užpakalį. Sako, viskas aišku, kad tu liksi tam Vilniui, kad negrįši į tą Marijampolę. Sako, mes tau padėsim susirasti butą. Sako, ieškokis būsto, nešvaistom pinigų ant nuomos. Nes jie tiesiog pagailo mane, sako, kaip čia galą su galu sudursi. Sako, vis tiek aišku, kad gyvensi, tai mes tau kiek galėdami padėsim, susieškok butą. Ir aš tuo metu prisimenu, aš jau iš proto, nes darbas, lipdymas. Žodžiu, to laisvo laiko beveik savo nelieka, o čia dar, žodžiu, buto ieškotis. Tai kai atėjo atostogos Liepos mėnesis, aš per 2 savaitės sugebėjau surasti butą, bet ieškojau buto, kuriame būtų be galo didelė virtuvė, būtų dideli langai į vakarus, nes aš įsivaizdavau, kad nesirenku buto savo kaip gyvenimai, bet renkuosi kaip galimybę padaryti ten studiją. Ir mano mintis buvo ta, kad aš nenoriu niekada viena gyventi, o aš noriu, kad pas mane visą laiką ateitų svečių. Ir tas namų jaukumas ir visa kita, kad jis išliktų kaip ir buvo tame nuomojamame bute. Ir taip ir gavosi, kad pirmas dalykas, kurį įnešiau į tą butą, simboliškai buvo molio gabalas. Ir vis dar iki šios dienos atsimenu, kad būtent vienintelis dalykas, ką atsinešiau, tai buvo tas molio gabalas. Ir visa ta vizija pradėjo pildytis. Ir iš tikrųjų gavosi taip, kad aš ten, žodžiu, visus tada finansus skyriau butui, kad kuo erdviau, kuo gražiau jį įrengti ir kad įgyvendinti tą viziją. Ir kai dar tik tai prasidėjo tas procesas, man vieną dieną skambino tas pats draugas, kuris ateidavo pas mane kas savaitę lipdyti. Sako, klausyk, apskambinom visas keramikos studijas Vilniuje ir niekas mūsų negali priimti, o mes su drauge, žodžiu, norim ypatingai paminėti gimtadienį jos. Susikviesti draugus, žodžiu, palipdyti. Ir sako, galbūt tu galėtum priimti. Ir aš tokia sakau, Linai, niekaip, sakau, pas mane apšvietimo nėra virš stalo, dar tik tai ką tik gavau baldus, aš net nežinau, nuo ko pradėti. Nu, aišku, turėjau tuo metu ir įrankius ir viską.
kaip ir galėjau priimti tuos žmonės, bet tada susimašiau, kad dar trūksta, dar nėra to maksimumo, nėra tos vizijos įgyvenimo, kad galėčiau maksimaliai pradėti ir drąsiai jaustis. Nu, bet sakau, žinai, susiskambinsiu, sustatau draugę, pasitarsiu. Jei toks variantas tinka, darom. Ir galvoju, buvo be galo, kaip dabar atsimenu, buvo be galo baisu, nes tas pirmas kartas, kai tu nežinai, kaip gausis, nežinai, kokie žmonės ateis. Ta nežinomybė, 100 klausimų, kaip čia pasiruošti, stresas, tos kaip pirmą kartą eitum į darbo pokalbį ir nežinai, kaip baigsis. Tai žodžiu, susiskambinau su draugė, sako, viskas gerai, mums viskas tiks, mes labai visi paprasti ir žodžiu, susitarėme tą datą, ateina ir aš kaip dabar atsimenu, sakau, jūs tiesiog, sakau, nenustebkit, bus labai daug žvakių, nes tuo metu bute tikrai trūko to apšvietimo, o lipdant labai tas svarbu. Ir aš, žodžiu, tame bute, ant to pagrindinio stalo, prie kurio telpa netgi 10 žmonių, aš praktiškai vos net tą stalą uždegiau, nes pridegiau tiek žvakių, kiek turėjau, pridėjau visus, žodžiu, instrumentus ir visą kitą, pasirūpinau, kad būtų maksimaliai, žodžiu, romantiška aplinka, jaukia aplinka, kad žmonės jaustųsi kaip į svečius atėjo, kaip namuose. Ir iš tikrųjų, kaip dabar atsimenu, kaip buvo gera, atrodo, kaip geriausi draugai būtų susitikę pas mane, žodžiu, virtuvėje lipdyti. Ir kiekvienas su savo idėjom. Ir mes ten traukiam lapelius ir, žodžiu, su kažkokiam idėjom, kad juos užvesti ant kelio. Ir jiems tai patiko, jie gal 3 valandas lipdė. Atrodo, dabar 3 valandas lipdyti kažkokią nesąmonę. Atrodo, ką tu ten veiksi tas 3 valandas, ar ne? Bet jie kokias 3 valandas lipdė ir aš tiesiog tada buvo tas nušvitimo momentas, kad oh my god, viskas, čia jau viskas vyksta, o aš pradėjau, jau žengiau tą pirmą žingsnį ir aš jiems kažkaip pasiglaudžiau, sakau, blemba, svajoju aš tą studiją įrengti, bet nežinau, ar dabar laikas, ar dar biškį palaukti. Ir jie visi mane taip padrasino, sako, nieko tu nelauk, pradėk, yra kaip yra, sako, pamatysi, užauksi, pamatysi pas tave eis šitie žmonės. Ir aš tokia nedrasi, tokia galvoju, Dieve, tai kaip čia pradėti viską, vis dar visoje toj nežinomybei. Ir tada mes antrą kartą susitikom, nes jiems reikėjo nusidažyti, nusiglazruoti tuos indus. Tada prisimenu, išsikepėmės vakarienę, pavakariniavom, visi gražiai ten nusiglazruavom, viską pasidarėm, pasišnekučiavom kaip draugai. Ir jie paskui iškeliavo ir jau tada aš jau rūpinosi tų indų išdegimu ir panašiai, ir jiems gražiai supakavau, atidaviau. Ir sako, žinai, Alberta, tu nesustok, sako, čia yra tokia gera pradžia, sako, tu pabandyk, nieko blogo neatsitiks, tu būsi bent jau pabandžius, neturi ko prarasti. Ir aš taip nedrąsiai vieną po kito draugus kviesdavau, nes man buvo labai svarbu išsigryninti, kiek tas žmogus galėtų lipdyti pas mane, tą trukmę, kaip tą paslaugą pateikti, kaip prikviesti tos žmonės. Aš prisimenu, visus metus uoliai dirbau, kol prisikviečiau ten tuos draugus, išsigryninti tą, žodžiu, visą idėją. Ir kai tik viską jau turėjau savo rankose, kai jau realiai galėjau, drąsiai jaučiausi, kad galiu pradėti jau kviestis ir svetimų žmonės, įvyko karantinas. Ir viskas absoliučiai užsidarė, vėl atsitiko ta didžiulė nežinomybė, kaip viskas dabar bus, kiek laiko tai truks. Ir aš, žodžiu, išlaukiu tą periodą, bet jeigu ne tas periodas, aš nežinau, ar molinė virtuvė būtų dabar tiek pritraukus žmonių. Dėl to, kad tą momentą aš išnaudojau žinioms pasisemti. Visokiausiuose klubuose, kaip šis Glowing grupiai. Dovilė, žinau, kad turėjot interviu. Ir jinai be galo įkvepianti asmenybė. Įvairiausius kursus klausiau. Sekiau žmonės, kurie domisi marketingu, verslu, kalba apie tai. Ir viską gėriau į save kaip kempinį, kad kuo daugiau žinių pasisemčiau, bandžiau, eksperimentavau su socialiniais tinklais ir panašiai. Ir gavosi taip, kad, žodžiu, pritraukiau tą auditoriją vis po truputį. Bet tada žiemos metu, prisimenu, įvyko dar vienas karantinas, bet tuo metu man viena iš pažįstamų parašė, sako, žinai, sako, labai noriu kalėdoms nulipdyti kažką savo artimiesiems, bet dabar viskas susidarė. Gal tu galėtum man duoti molio gabaliuką, aš sako, namuose ten kažką palipdysiu, gal tu galėsi išdegti ir panašiai. Aš galvoju, kokia nuostabi idėja. Sakau, aš tau viską supakuosiu, atvešiu tau į namus, tu nusilipdyk, aš paimsiu, ten išdegsiu, visko pasirūpinsiu. Ir jinai buvo ta pirmoji, kuri, žodžiu, man davė tą genialią idėją, kad reikia pradėti daryti lipdymus pas žmonės, žodžiu, į namus, nuvežti visas tas priemonės ir leisti žmonėms lipdyti namuose.
Ir gausi taip, kad aš nusipirkau lagaminus, į kuriuos sukraudau visus daiktus. Pirmiausia, per artimus žmonės pasidalinau, pasižiūrėjau, kaip tai veikia. Tiesiog aš jiems nuveždavau, atiduodavau, be jokio kontakto, palikdavau prie jų buto durų, tuos įrankius susiskambindavom per Zoom'ą, pravesdavau aš tą pamoką ir kad ir kaip keistai skambėtų, bet viskas puikiai pavyko. Ir tada iš lūpų į lūpas ta žinia prasklido ir, žodžiu, žmonės, tie, kurie iš tikrųjų buvo įkalinti namuose, ypač su vaikais, kur atrodo, o kuo juos dabar užimti, ką veikti kartu, ar ne? Jie ten ir kepdavo, ir virdavo, žaisdavo ir viską, ir jau atrodo dingsta ta fantazija, kągi toliau veikti. Ir jie sužinojo apie tą paslaugą, kad, žodžiu, aš viską atvežu į namus, kad gali netgi realiai žmogus vos ne COVID galėjo sirgti ir aš galėjau, žodžiu, be kontaktų visko pasirūpinti. Tai tuo momentu aš prisimenu neturėjau nei vieno laisvo savaitgalio. Oho. Nes aš kiekvieną šeštadienį turėdavau po 2 pamokas online, kada susitikdavom su šeimom, su draugais ir įvairiausiais svetimais žmonėm. Ir sakau, tas žodis klido ir kaip tik dar prieš tos visus įsiplėtojimus dar buvo moteris iš Klaipėdos, kuri irgi pamatė tą idėją, kad aš, žodžiu, Vilniečiams teikiu tą paslaugą, sako, aš pamačiau, kad jūs tai darot ir sako, aš be galo užsimaniau lipdyti namuose. Bet sako, net nežinau, nuo ko pradėti. Ta prasme, kur medžiagos susisakyti, kur įsidegti ir panašiai. Ir aš taip nuoširdžiai jai norėjau padėti, nes mačiau, kaip žmogus nori. Vat sako, aš naktim nemiegu, sako, sapnuoju, kaip lipdau. Tai galvoju, aš privalau jai padėti. Ir man tada kilo kita mintis, kad reikia išleisti leidinį, kuris padėtų žmonėms susipirkti tas priemonės, surasti tam tikrose miestuose, kur jie galėtų įsidegti tos darbus, nes be degimo tų indų neįmanoma naudoti. Ir, žodžiu, viską sudėliojau PDF failiuką ir paleidau ir sakau, jeigu yra norinčių, ten už visiškai simbolinę sumą aš pardaviau tuos PDF-us, sakau, pabandykit lipdyti namuose. Net ir tie, kurie negyvenate Vilniuje, galbūt kitame mieste. Ir tuo metu tikrai nebuvo tokio dalyko, kad vežtų į namus ir panašiai. Aš žinau, kad karantino metu kitos studijos buvo sugalvoję tokius paketėlius, kur priemonių paketėliai. Ir, žodžiu, žmonės galėdavo lipdyti namuose, bet buvo kita problema, kad būdavo sudėtinga rasti, kur įsidegti darbus. Tai, žodžiu, ta klaipėdietė, mes irgi su jie buvom susiskambinę, susirado tas visas priemonės, mes palipdėm kartu ir aš dar žinau, kad jie iki pačios dienos lipdo namuose. Ir mane tas be galo džiugina, nes galvoju, tai dar viena galimybė, kaip galiu dar daugiau žmonių tą amatą parodyti, papasakoti ir suteikti dar daugiau džiaugsmo, nes aš tikrai nuoširdžiai, kad ir kaip būtų keista, kur būna papasakoti žmonėm, tai jiems sunku patikėti. Kaip sako, atrodo, kažkoks paprastas lipdymas gali suteikti laimės. Bet kai tu geri iš savo rankų puodelio, kai tu valgai iš savo rankų dubenėlio, tai yra nepaaiškinamas jausmas. Atrodo net, kaip sako mano mokiniai, atrodo, kad net tas maistas skanesnis, kad ir kokią košę pasigaminsi, bet jis be galo skanus. Tai matydama tą didžiulę prasmę ir kiek man tai džiaugsmo iš tikrųjų suteikdavo, matant, kaip kitiems žmonėms sekasi lipdyti ir tuos pirmuosius kartus. Ir baigėsi tas karantinas ir galvoju, o kas dabar? Aš taip įpratau tos užsiėmimus vesti nuotoliniu būdu, kad galvoju, o kas dabar bus, jeigu pas mane ateis į namus, o kaip aš dabar? Nes reikėtų vėl kažkaip persigalvoti tas metodikas, kaip pasakoti, kaip rodyti ir panašiai, kur jau gali realiai prisiliesti prie žmogaus darbo. Atrodo kažkoks kosmosas, kai tiek laiko vedėjai nuotoliniu būdu ir dabar jau realiai galėtum su žmonėm bendrauti. Na ir aišku, buvo visokie reikalavimai su kaukėm ir panašiai. Tai ir vis tiek tie žmonės ateidavo lipdyti ir su tom kaukėm, ir komandos formavimo visokas, žodžiu, iš įvairiausių įmonių ateidavo žmonės palipdyti, ir gimtadienį švęsti ir panašiai, ir po truputį viskas įsivažiavo. Bet tai tikrai nebuvo ta, kaip sakau, sviestų tapta pradžia, dabar skamba, atrodo, kaip faina, viskas ėmė ir susidėliojo, ar ne, bet tikrai nebuvo taip lengva. Aš dabar prisimenu tuos pirmosius kartus, kai skelbiau apie pamokas, kur bandžiau pritraukti visiškai kitus žmonės, pažįstamus arba visiškai svetimus žmonės. Tai buvo kažkoks košmaras, aš kaip dabar prisimenu. Galvoju, įdėsiu į Facebooką renginį ir iš karto tie žmonės atsiras. Bet nei vienas žmogus nesiregistravo. Ir tada sėdžiu ir galvoju, o ką dabar? O ką dabar daryti? Galvoju, aš turiu viską pasiruošus, turiu įrankius, turiu patalpą, turiu viską įsigryninus ir nieks neteina lipdyti. Koks jausmas tada buvo? Toks, dažnai nebuvo tokio, kad, čia niekam tai nereikalinga. Čia buvo šimtas tokių minčių. Ką darėjai su tais jausmais ir tom mintim? Gavosi taip, kad aš kreipiausi į draugus
Aha. Ir sakau, godžiausi tiesioginę to žodžio prasme, aš sakau, nežinau, ką daryti. O jie dirba didžiulėse įmonėse, kur ten visas tas biznis važiuoja ir kaip ir jiem nėra tokių problemų ir panašiai, ir jie tiesiog nuoširdžiai irgi sako, aš gal pasidalinsiu Facebook'e. Dar ten bandė visokių patarimų dėlioti ir aš jau tokio beviltyje, jau galvoju, viską sakau, tikriausiai reikės viską mesti. Bet aš taip dėgiau tą idėją, kad sakau, aš negaliu tiesiog mesti, aš turėjau pastovų darbą mokykloje, tai aš buvau rami dėl finansų, kad tai yra tiesiog mano kaip papildoma veikla, kur dega širdis, kur labai gera dirbti ir aš realiai nemokamai tą dariau visiškai visus metus, nes aš tiesiog dėjau savo finansus ir vesdavausi žmonės, kad jie tiesiog už medžiagą sumokėtų, už mano darbą nieks nemokėjo tuo metu. Ir vis tiek po metų man nenusviro rankos, aš vis tiek dariau. Tai vadinasi, kad ir kaip norim pradėti, bet man atrodo vienas iš svarbiausių dalykų, tai yra degti. Degti tuo dalyku, nesvarbu kiek kartų nepasiseks, nesvarbu kiek kartų nusivilsi, pavargsi, visiems būna tų etapų ir tikrai, kad ir koks sėkmingas verslas, ir dabar, kiek daug Netflix atsiranda tų dokumentikų ir visi dalinasi tą istoriją, kad tikrai nebuvo lengva. Kai kuriem užtrunka ir 10 metų, kai kuriem dar daugiau, kai kuriem reikia ne vieno, ne antro, ne trečio bandymo, reikia 10 bandymų, kol galų gale pavyksta tapti tais milijonieriais, tapti tais sėkmingais žmonėmis. Ir aš galvoju, kad galbūt nėra verslo sėkmė tik tai finansai, bet yra tas, kad tai teikia didžiulį malonumą, prasmę ir kad tu gali išspręsti kažkokią tai žmogaus problemą. Ir kas įdomiausia, kad aš iš tikrųjų kurį laiką net nežinojau, kas yra mano tikslinis klientas, kol nepraėjo kokią porą metų. Ir aš vis paklausiu žmonių, kokioje profesijoje dirbot, kaip atradot molinę virtuvę. Ir dauguma jų pasako, kad sako, mes tiesiog logistikoje dirbam, prie kompiuterių visą dieną praleidžiam, buhalterė kokia dirba, ar tiesiog, visiškai, kur atrodo, nėra beveik kūrybos tame darbe, o žmogus tiesiog atėjo save išmanyti visiškai kitoje srityje. Ir pagrindiniai mano klientai yra IT srityje dirbantys žmonės, buhalteriai, logistikos srityje žmonės. Ir kas yra nuostabiausia, kad jie pirmą kartą pabando ir jiems berenkai patinka ir jie užsiveda ir jie tiesiog nori toliau ateiti ne tik su bendradarbiais, su giminaičiais, su draugais ir ypatingai šventes pašvęsti ir panašiai. Tai yra nerealu matyti, kaip ypač dabar žmonės bando įvairius dalykus, įvairius amatus ir kad tie senieji amatai sugrįžta į madą. Ir aš taip galvoju, net, žinai, apie lipdymą, šiaip galvoju, kad esu tai bandęs, bet turbūt labai labai seniai, gal dar mokyklos laikais, bet, žinai, turint omeny tai, kas dabar vyksta pas mus visuomenėje, kur mes nuolat, žinai, tuose telefonuose ir taip toliau, tai vien koks atsipalaidavimo, nežinau, tokios meditacijos, nevadinant to meditacija, jausmas, žinai, apima visą tai darant, kur tu tiesiog pailsi nuo viso triukšmo, kuris yra aplink mus, kai tu esi sulindęs tą telefoną. Visiškai taip. Ir iš tikrųjų tas sulindimas į ekranus, norisi, kad žmonės ieško tų veiklų, kur įleisti tą savo rankas, kad sukurti kažką apčiuopamo. Nes dažniausiai, kai mes esame prie tų ekranų, mes tiesiog žiūrime į kitų gyvenimus arba dirbame prie kompiuterio ir atrodo nieko nesukuriam tokio apčiuopamo. Bet ateini, pabandai, padarai ir tada, geras, jau yra. Taip greitai atrodo. Tai ir tas, kad tai yra produktas, kuriuo tu gali naudoti 100 metų. Tai nėra taip, kad jisai kaip drabužis nusidėvi. Jisai gali šiek tiek nusidėvėti, bet iš principo gali naudoti daugybę metų. Tai tas ir džiugina daugybę laiko, žodžiu, kitus žmonės, kurie tai daro, tai sukuria. Geras. Ar tu dar dirbi mokytoja? Taip, vis dar dirbu. Ir iš tikrųjų prieš kokius 4 mėnesius buvau praktiškai tvirtai apsisprendusi, kad paliksiu mokyklą. Bet turiu nuostabų kolektyvą, nuostabės kolegės ir jos mane paragino, sako, žinai, maža ką, jeigu nepasiseks, jeigu ką, taip nuoširdžiai pergyvena, sako, žinai, mažų vaikų pradėsi lauktis ar panašiai, niekada gyvenime, sako, negali žinot, pasilik, sako, kiek gali, kiek savo gali leisti. Ir aš tada pasvaršiau, galvoju, aš visada galėsiu išeiti, bet pasilikti tą darbą, kuris taip pat yra mylimas, galbūt taip nedega akis kaip moliniai virtuviai, bet taip pat yra labai labai didelė aistra matyti vaikus, jaunąją kartą, kaip jie auga ir prisidėti prie to jų kūrybiškumo ugdymo. Yra didžiulis prasmingas darbas ir aš iš tikrųjų pasilikau dabar tik tai 2 dienas per savaitę, kada keliauju į mokyklą ir tenai dirbu, bet visas kitas dienas maksimaliai atiduodu moliniai virtuviai. Ir iš tikrųjų priėmiau tą sprendimą vien dėl to, kad aš praeitais metais darbo dienomis miegodavau po 4-5 valandas.
Ir buvo tas jausmas, kad labai arti perdegimas, o aš labiausiai ko bijau, tai vat perdegimo. Nes tada aš negalėsiu nieko daryti. Negalėsiu užsiimti tą mylimą veiklą. Ir aš tiesiog turėjau save pristabdyti. Ir buvo tokių kritinių gyvenime atvejų, kai pamačiau, kad jau kūnas pats pradeda signalizuoti, kad Alberta turi sustoti. Arba turi pristabdyti dalykus. Apendicito operacija, slogos, peršinimai visokios, atrodo, lygos, kuriuos man niekada nesirgdavo tokiom lygom, nes vis laik sportuodavau, prisižiūrėdavau save, būdavau labai aktyvi ir vis dar esu aktyvi, bet jau žiūriu, kad kūnas jau man spardavo užpakalį ir aš tada supratau, kad viskas turi sustoti, turiu išvažiuoti patostogauti, turiu sau leisti atsipūsti, išsimiegoti ir panašiai. Ir tada ir atsirado tas etapas, kada priėmė tą sprendimą, kad mokyklą turi sumažinti, kad galėčiau sau leisti išsimiegoti ir kad galėčiau maksimaliai atiduoti savo sukauptas jėgas tai mylimai veiklai ir pažiūrėti, kas gausis iš to. Tai dabar esu tame etape, kur dar nežinau, kaip gausis, bet darau viską, ką galiu ir įdedu didžiulę meilę, kad galų gale, kada nors tas verslas užaugtų dar labiau. Kad galėčiau dar daugiau žmonių džiuginti ir suteikti tą paprastą, atrodo, džiaugsmą kasdieninį. Tai yra noras, ar ne? Šiek tiek dar, taip, toj tolimesnėje vizijoje užauginti visą tą. Norisi. O kas yra dabar tavo, kas, kaip čia, riboja tą augimą? Labai geras klausimas. Gal dėl to, kad iš tos didelės meilės labai sunku rasti galbūt komandą, nes faktas, kad be komandos negali ir toliau plėtotis ir augti, nes visko pats apriepti tiesiog fiziškai nebegali. Aišku, reikia ir didesnių patalpų, ir reikia daugiau įrankių ir panašiai. Bet dabar esu toje stadijoje, kada taupausi, kaupiuosi, žodžiu, ir tikrai manau, kad vieną dieną atsiras ta didžioji studija su didžiulė komanda, atsidavusių žmonių. Ir galbūt ta molinė virtuvė tikrai nebus vien tik tai Vilniaus mieste, galbūt atsiras ir kitame. Bet tas noras tikrai plėsti tą veiklą vien iš to noro matyti dar daugiau tų laimingų žmonių. Ir iš tikrųjų, ką pastebėjau, kad tikrai didelė dalis žmonių ieško tos veiklos, kuri tenkintų ir nebūtų taip, kad, o Dieve, rytoj man į darbą, to jausmo. Tai tikrai kartais patviraujam su mokiniais ir jie pasidalina, kad sako, žinot, aš einu į darbą, jis nėra toks, kad aš jo nekenčiu, bet nėra toks, kur aš ten su šypsena eičiau į tą darbą. Ir sako, tikiu, kad dar gyvenimą kada nors atrasiu tą aistrą, nes jie mato, su kokia didelė meilė aš tai darau. Ir jie sako, kaip aš norėčiau jaustis kaip jūs ir būti savo vietoj. Ir kartais būna tiesiog tokių paprastų momentų, kaip atrodo, tiesiog parodai žmonėm, kaip gali būti, kaip tu gali degti tą veiklą, kiek tau laimės tai gali suteikti. Ir įkvėpti kitus pabandyti. Ir sakau, čia yra puikus žingsnis - ateiti ir pabandyti naują veiklą, nes tu niekada negali žinoti, kur tave tai nuves. Taip. Ir man labai patinka tavo istorija, girdėti tą, kad tu, kai prasidėjo ta veikla, nežinojai, kaip čia viskas bus, neplanavai ir, kaip sakai, tas naivumas tam tikrą prasme jisai pasitarnavo, kad tu tiesiog žiūrėjai, kas veikia, kas per etapas, kas galėjo suplanuoti, COVID etapą ir kaip tai bus. Per COVID beje tu paminėjai, kad labai daug dėmesio tada skiriai mokymuisi, ruošimuisi tam etapui. Gal gali parekomenduoti, galbūt netgi ir taip visiškai drąsiai ir atvirai, kas buvo, ar kažkokie seminarai, ar kažkokios knygos, gal audio knygos, kas tau jauti, kad labiausiai padėjo tuo metu įgyti ar įgūdžio, ar nežinau, ar mąstymo kažkokius tai pakeisti įpročius? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų labai priklauso nuo situacijos, bet man asmeniškai kas padėjo, tai draugai. Nes turiu labai skirtingus draugus. O, pavyzdžiui, kaip sakau, geriausia draugė, jinai tinklapius kuria, brandingus, ką jinai ir pati man padarė. Iš tikrųjų galvoju, kad verslo pradžioje tai reikalauja labai daug finansų. Ir tą sau leisti, tikrai daug kainuoja. Bet aš prisimenu, netgi ir iki pačios dienos būna situacijų, kai reikia pagalbos, kad ir tuos pačius tekstus parašyti socialiniam tinklam. Ar buhalteris, kuri kartą per metus deklaraciją padarytų, ar ne? Tai aš surandu žmonės, kurie nori pabandyti tą lipdymą ar panašiai. Ir man pavyksta susitarti barteriu. Ir kartais būna žmonės sustoja dėl to, kad galvoja, neturiu pinigų, nieko nepavyks. Ir reikia pamastyti tuo kūrybišku keliu ir pabandyti išsisukti. Neturiu pinigų, bet aš turiu save kaip įrankį, galiu galbūt suteikti kažkokią naudą tam žmogui ir apsikeisti. Galbūt būti naudinga tam žmogui, o tas žmogus galės man atsidėkoti ir padėti man.
Ir labai svarbu galbūt žmonės atrasti, kurie tiki tą idėją, kurie mato, kaip myli tą savo veiklą ir nori natūraliai prisidėti. Kartais netgi būna žmonių, kurie net nenori to atlygio, bet tiesiog nori prisidėti. Tai labai labai faina. Tikrai labai gera ir galvoju, kad iš tikrųjų man šis Glowing grupė, verslių moterų grupė labai labai padėjo ir vis dar iki pačios dienos, jau nežinau, gal 3 metai jau beveik kaip egzistuoja šis Glowing. Aš visus tuos metus nuo pat pradžios esu tame klube ir aš net nemoku apsakyti, kiek daug naudos tai suteikia. Ne tik kursai, bet tie gyvi susitikimai, kur tu supranti, kad tu nesi vienas, kad yra daugybė žmonių, kurie susiduria su tomis pačiomis problemomis. Labai įkvepia, pradėk iš naujo, aišku, podcastai, labai labai įkvepia tų kitų žmonių istorijos. Dėl to aš labai suprantu, dėl ko pats pradėjai tą veiklą ir dalintis, nes esi pats buvęs tame etape ir žinai, kas iš tikrųjų duoda tos naudos kitiem. Ir aš tikriausiai dabar jau net nelabai įsivaizduoju savaitės be podcastų, aš kai nueinu sportuoti, klausau podcastus, nesvarbu lietuviški, amerikietiški ar ten dar kažkokie, bet klausai kiek įmanoma daugiau, nes tada supranti, kad nesi vienas, kad kada nors ateis ta diena, kada tau pasiseks, nenuleisti rankų, tas motyvuoja, tas labai pakrauna. Ir tas supratimas, kad tikrai nesi vienas. Tai be galo motyvuoja ir palaiko, nes tas palaikymas labai labai svarbus. Geras. Ačiū labai tau, kad pasidalinai savo istoriją. Iš tikrųjų labai gražu matyti, kaip tu tikrai degi tą veiklą ir man tai turbūt labiausiai džiugina. Žinai, tikrai yra viena iš priežasčių, dėl ko apskritai tą piną kuriu, nes irgi tikrai nemažai žmonių man asmeniškai, žinai, būna parašo, padėkoja, sako, pinas buvo irgi galbūt, žinai, tas, kas paskatino kažką pakeisti savo gyvenime ir atrasti tą veiklą, žinai, nuo kurios degtų akys, nes man atrodo, kad tai yra taip svarbu, tai yra tokia didžiulė dalis mūsų gyvenimo, žinai, yra ta veikla kažkokia, kokią mes veikiam. Ar tai būtų hobis, žinai, ar tai iš tikrųjų būtų ir darbas, man atrodo labai svarbu atrasti tą tokią meilę, žinai, kuris spinduliuoja iš tavęs per visą šitą laidą. Tikrai, raginčiau kitus žmonės tiesiog nepasiduoti ir bandyti ir ieškoti. Ir kada nors tikrai ateis ta diena, kada rasit. Ir tikrai nepasigailėsit to sunkaus kelio, kurį ėjo tik to tikslo. Nes tikrai, nemoku apsakyti, kokia yra laimė atrasti tą veiklą ir tokį užsidegimą, kur atrodo gali kalnus nuversti. Tarsi viską gali padaryti. Ypač suprantu, kad yra labai sunku apie save kalbėti ir pripažinti, kad buvai tame etape, kaip yra labai labai sunku ir kai tu nežinai, nuo ko pradėti. Bet iš tikrųjų svarbiausia tikėti tą idėją ir bent jau pradėti, nes kitaip nieko ir nebus, jeigu nepradėsi ir neimsiesi veiksmų. Tuos pirmuosius žingsnius žengti, iš tikrųjų. Ačiū tau labai. Dar prieš uždarant į tiems, kas norėtų visgi palipdyti, gal tu gali pasakyti, kurie gali nueiti ir surasti molinę virtuvę. Tai molinę virtuvę labai paprasta rasti. Tiek socialiniuose tinkluose užtenka įvesti molinę virtuvę. Arba molinėvirtuvė.lt yra tinklapis, kuriame galima rasti visas paslaugas. Gerai, nes maža kaštų. Gal tikrai, žinai, belipdant gims idėją, ką jie norėtų veikti savo gyvenimą. Tikrai, nes susirenka labai įvairių žmonės, gali pasidalinti savo patirtim. Tai labai smagu, kai užsiveda tie tos gražios draugystės prie stalo lipdymo ir tu supranti, kad tikrai nesi vienas. Nes ten nėra taip, kad ar ne, ateina žmonės visi iš vieno kolektyvo arba iš vieno šeimos, ten gali būti. Būna įvairiai, tikrai. Ir šeimom, ir kolektyvais, ir visiškai atskiri žmonės, kurie tiesiog nori pabandyti, prisijungia prie grupių, kur irgi taip pat tie žmonės pavieniai ateina pabandyti ir tikrai būna labai daug pirmų kartų ir labai būna smagu stebėti žmonės, kaip pirmą kartą pabando. Tarsi matai juose atgimstančius vaikus, nes jie tokie yra abejo, nežinau, kaip čia spausti, kaip čia liesti, kaip ten ką, tai labai smagu matyti. Ir ypač, kai jie nesijaučia tokie vieni, nes mato aplinkui, kad visiems kitiems lygiai tas pats. Taip. Geras. Gerai, ačiū tau labai. Labai malonu, Aurimai, ačiū.